Sveiki visi. Varėme sodybą. Po biškį vežame svatą. Labą rytą. Tikimės, kad neužilgai pradėsim dėti stogą. Iš karto šiltinsim. Dėsim plevelę. Nežinau, taip kas dar senie. Bet mes bandysim. Apačiu prikalsim 5 iškart, palei išmerą prisuksim ir tada dėsim iš viršaus vatą, plevelę ir taip toliau. Nu į kū, lekam. Iškrausim tą vatą. Įsitaisiauki sekus kietus. Čia mum atsitiko, tai čia važiuojant pametėm vieną pakį vatos, grįžom už poros minučių, jau nebe, jau susirink. Va tokiai žmonės pas mus Lietuvai. Praeit kartą pasiskolinom priekabą, ten tokį aliumininį bortelį pametėm, paaukštinim. Irgi grįžom už kelių minučių, irgi nebe. Va tefa viskas vyksta. Niek nepadarysi į kapį. Nu į kū, eisim tinkuoti kaminą dabar. Užmūrysim tos 2 langelius va. Ir viskas, pradėsim stogą daryti. Tai va, bandysim daryti apalūpkius. Makalausiam košiai. Bandysim tinkuoti. Paskui jums papasakosiu, kaip aš tapau statybininku. Einu atsinešti trintuką, nusipirkau va tokį žaltį. Pritrinti. Inku. Dabar reikia prisiminti, kaip pasidarom. Jamam tokią liniuotę. Tokį va kelnelį puošinės. Puošia. Bandysim prisiminti. Kažkaip patai.
ištraukiam. Nuėmam kas per daug. Ir einam dar puškai maišyti. Paskui mesim dar antrą kartą, kaip iš pradžius. Ir tada jau nubraukinėsim ir pritrininėsim. Užsidėti maikę, nes bus aš čia visas košelins. Nu, kažkaip taip. Paskui kaip pradžių biškį pritrinti viskas. Trintukų tai. Nu, super. Tep kažką pain. Pabandysim trinti. Gal jau biškį pradžių apačią. Gražu. O. Eisim į viršų. Taip kažkaip išėję. Gerai bus. Pradžius biškį nuimsim. Dėsim į antrą pusę pratinkuosim. Reik nusitinkuoti prieš dedantus kazilus visus. Visą kaminą. Nors dabar kaldžius. Užsimūrysim čia. Po to persidėsim, prasitinkuosim antrą pusę. Tada galėsim pradėti rinkti kazilus, nes košis neužteks. Vienai pusė belika 3 maišų, 3,5 maišų. Nu, gal kažkiek matysim. Vieną užmūriau, antrą mūriau dabar. Pabaigsim. Čia kraštus apmūrysim, balį mūrliutą, vieną antrą pusę ir viso. Eisim kaminą antrą pusę tinkuoti. Gegutkę išsikukavo. O, kaip atrodo mūsų kaminėlis, džiūn po biškį. Čia pabaigiau mūryti. Čia reiks dar plytus išdaužyti. Nereikalingas, kurį. Čia nereiks lyginti niekaip, tik išdaužyti, kad būtų biškį žemiau. To kazilo viskas. Čia gal kraštus damūrysim. Matysim. Tai va tokie reikalai, einam pavalgyti. Antrą pusę tinkuojam.
Tai jau papasakosiu jums, kaip tapau statybininku. Nusipirkau namą prieš 20 metų čia. Nu ką, nebuvau su statybom nieko bendro turėjęs. Čia reikėjo ten mūryti, tinkuoti, grindis betonuoti. Ieškojau mūrininkų, išmūrė, kreivai, šleivai man ten. Velnis, nematys tiek to. Paskui reikėjo tinkuoti. Ten draugai sakė, ir geras tinkuotas čia kaime pas mus, miestelį. Sakė, bet ten stau geras. Ir kaip tik buvau užbaliavojęs. Laukiau mėnesį, kol įsiblaivė. Atėjant pas man tinkuoti. Prie žydinio tokį kampelį nutinkavo. Aš prisiklausėjau tų, kaip ten turbūt. Pridėjau gulšiuką. 1,5 metrą, tai man pirštas lenda už to gulšiuką. Aš vienam sakau, blemba, taip nebus gerai. Sakau, maksimum ten degtuk, turi lysti už to gulšiuką. Sako, gerai, sako, aš pataisysiu. Ant antrą pusę ten tinkuoju prie žydinį. Sakau, gerai, tu darbuokis, mes važiuojam iki turgaus su žmona. Važiuojam į turgų, parvažiuoju. Žiūr, nebijau man tinkuotojai. Raštelis padėts ant kėdės parašyta. Nedirbsiu, negaliu įtikti, negaliu gerai padaryti. Įteps lydis. Aš supykęs, mačiau kaip ant maišys tą košę, kaip ant ten biškį viskų dariau. Nulėkiau, nusipirkau tą trintuką, prisimakaluojau tos košės, ir pradėjau pats tinkuoti. Susitinkalau ten apie tą žydinį, paskui reikėjo daug sienų man ten tinkuoti. Tai deduką tokį pensininką radau. Ant tik drėb košę, majakus įsistatėm. Aš tik brauku ant strin. Nedaug, aš sumokėjau, dalytai buvo. Pasidariau pats. Paskui mūryt pradėjau po biškį. Tai tų. Paskui pasisamdžiau, grindis reikėjo išbetonuoti. Specialistus. Ane ten su vandens gulšiuku atsižymėjo visko. Pradėjau betonuoti, šalką atsivarė. Subetonavo. Aš iš pradžių tos grindis, nesirodė. Reikia pasižiūrėti gulšiuką, pridedu gulšiuką. Žiūriu, kad man palei liniją burbulus to. Galvoju, kap. Pradėjau žiūrėti, kur neatsižymėjo. Žiūriu, kad 2 centimetrai vienoj pusėje iki linijos trūksta. Nedabetonuoti. Tai va, esu tokiais statybininkas. Patapau pats statybininku. Atsiboda pinigus mokėti ne už ką. Pradėjau pats viską daryti. Pramokau. Kažkiek išmokau. Kiek nemokau. Internete pasižiūriu. Teko darbuojas. Jis statybininkas geras. Labai pinigai velniški tiem statybininkam. Lauškų lūp. Čia jau baigė reždžiuoti tą pusę. Ten biškį nutrupinam, bet kraštėlį, bet šitą pusę nesvarbu, čia karščių nebus toj pusė. Va, čia kita pusė. Tinka, o čia patrūka per daug. Šlapia buvo šitoj vietoj, storiau užsimint.
Tai va, šitas plytis apdaužiavo, dar reikia vieną numušt, matau, išlindus, nors nebūtinai čia. Panašiai yra viskas čia. Gerai. Eisim dar antrą pusę, nulyginsim. Va, sutvarkėm viską. Čia jau paruošėm visą pusę, tą irgi paruošėm. Realiai, ten iš anos pusės tiek mediena kalcis. Šitą sieną, nesvarbu, rytoj atvažiuojam iš ryto. Čia pabaigiam tinkuoti tą pusę, čia pradžiūs biškį. Nuimsim tos apalukės. Tinkuojam ir viskas, statom kazilus. Ai, dar tvarką pasidarysim biškį, šiandien apsitvarkim. Plytas dar čia buvo išvežim. Užteks jau taip 6 vakarą. Tai visiems iki rytojus. Labas rytas visi. Mes vėl vietoj. Tėtis va duris rakin. Mūsų darbų frontas toks šiandieną. Eisim, pabaigsim aptinkuoti kaminą. Susitvarkom čia viską. Gal da iškalsim tavo betoną visą. Ir bandom statyti kazilus. Žiūrėsim, kas čia mum išeis. Nu ir ką, įlekam. Jam žemintą plokštę. Pabaigiau kaminą. Lietutis prasidėjo. Toks smulkus, bet lyn. Dabar bandau matuoti šitas kazilus. Žiūriu, kad čia pro tą balkį praeitų. Tai kampą biškį pasigauti, nes nežinau, į čia tas kamps. Šiaip centimetras skirtums tai buvo išilgė. Kaip kamps, nežinau net. Na, žiūrėsim dabar. Nežinau, nes kažkoks kiet statybininkas, bet bandys kažką gimdyti. Užsoka medžiotis, pažįstam, kad ūkininkas ūkininkavo. Bandau žemėti pjautis. Bandyk pastatyti. Tai jau. Bandysim su lazeriu atsižymėti.
Pasistačiau kelis kazilus, dabar reiks iš trižainio pasimatuoti. Čia pastačiau įsitemps šniūrą nuo vien gal laikyti. Maždaug, kad būtų lygiai, nes tie balkiai susisūkė, kumpė visokie. Ne kažkas, blema. Įsitempsim šniūrą dabar. Dabar reikia dar išsipjauti vieną kazilo paleitą šabloną, tada tuos prisisuksim. Pasimatuoti dar normaliai, einam pavalgyti. Orelis sušyla iš vis. Irgi vieną padalą dalyką. Neš pasikrauti. Susisukusias lentas žiauriai grožta visiškai. Nieko, po biškį pasidarysim. Savo rankom bus padaryti. Nebus ko kaltinti meistro visokį. Nu va, dar vieną užmetam ir liekam numė užtenk šiandien. Na va, kaip ir vis šiandien užteks. Tiek va sudėjom. Nedaug, bet vis tiek šis tas gerai bus. Kaip sak, ne lėktuvus neskraidys. Tai ką, tėtis va čia tvarkelį padarė. Šaunuolis. Iššluoja viską į kaušą sugrėbė. Nu, iki rytojaus visiems. Labas rytas. O tokie mūsų vakarykščiai darbai. Šiandien nusprendėm. Dar čia už kaminą vieną pastatysim. Gegnę. Čia dabaigsim statyti. Į tą pusę pastatysim. Dvi dar. Ir tada bandysim plevelę užmesti ir palikti, nes praneš lietų čia. Beveik visą savaitę lys. Taip kad, manau, darbai sustos mūsų stogu čia. Tai va. Kažkas va taip panašiai.
F panašiai bus. Jaunas toks intarpus, dedu ten pabiškai išlygintas, balkis susisukę nežiauriai. Ten jau du įdėjau. Žymėjau viską. Čia paskui iki čia dėsim vatą. Paskui dar 10 cm šiltinsis į apačią. Sienos. Bus kaip tik pliukšiškai. Turėtų būti visi taip tarpai vienodi, nes palei razmėrų dariau. Palei mėtką tokį. Dėsim, matysim. Mes iš apačios suksim iškart penketukus. Dėsim iš viršaus vatą. Čia vatai iki kamino, va už kamino dėsis į kitas vietas viso, ten toliau nebebus. Tai va. Įsižymėsiu tas kazilas, reikia nusipjauti. Prisisuksiu tą valsą, pažapėtą. Turiu tokį šūdą nusitvirkęs iš kiniečių. Tai mačiai. Pridedi. Jūs vienuodą žymę.
tvirtintis lietom. Tai va, viskas šiandien. Viskas šiandien. Jo. Ką, visiems iki sekančių susitikimų.